atėjęs paskeliaujantį dalyką. Kur ta kelionė, Dieve? Kur ta pradžia ir pabaiga? Bet kuriuo atveju. Bet kuriuo atveju. Nors svarbiausia, kad neuždengtų dangaus. Tiek galiu pasakyti. Svarbiausia. Nes be dangaus, klausykit, atsiguli žmogų ir pamatai visą dangų, įslenkančius niekieno debesis. Va čia yra labai galingai gražu. Gal net tikroji Antakalnio poezija šito. O šiaip žinoma, klampoju gatvėmis, einu gatvėmis, einu už gatvių, šalikeliam einu ir einu. O kelias, žinia, pabaigos neturi. Tuo jis ir gražus. Aštuntas aukštas. Visas Vilnius mano. Ir visas Antakalnio dangus bei Vilniaus dangus. Gal Lietuvos, gal visas svieto dangus. Man yra čia matomas. Noriu atsigulu ir matau tik tai dangų, kuris nuolat keičiasi, kaip tam mano eilėrašte. Pažvelk, štai jau niaukias dangus ir manasis šešėlis tylus, nebylus, bet palauk. Juk debesiniai ir možantis buvo ir bus. Ir debesiniai šviniai, tai reiškia tik tiek jau dabar, truputėlį graudu. Tai va tokie trumpučiai eilėraščiai išsprūsta kartais. Bet kaip sakiau, nelaikau savęs poetu, nepretenduoju gink Dieve. Aš esu dailininkas. Tapytojas Linas Putrys. Tai įvyko, sakyčiau, netikėtai. Tie laikai, Dieve, tu mano, chruščioviniai laikai, ten. Niekas tos tapybos nei matė, nei girdėjo, nei kam nors rūpėjo šitam darbininkiškam Antakalny, tuometiniam. Kilo statybos, darėsi velniai žino kas, statė užtvankas kažkokias. Dieve, tu mano, tvenkia Nemuną, Nemuną jau užtvenkė be manęs. Aš po to gimiau. Bet tai matot, kažkaip Eduardas Mešelaitis sugebėjo, tiesiog garbė jam, mūsų MK Čiurlionį pakabinti Vakarų Berlyne.
reabilituoti. Pastatė tada. Tai buvo 67 metų Liepa. Ne į atidarimą, bet tik buvo Čiurlionio galerija. Tėvas mane nuvežė. Man tada buvo, jeigu aš jau 3 klasę, tai buvo 67 metai, tai man buvo 9 metai. 9 metų nuvežė, už ausies paėmęs, kad turiu pamatyti. Aš aišku rėkiau, kad man neįdomu. O dabar sakau, ačiū, aišku jau. Ir mačiau Čiurlionį, vaiko akim. Kaip kuolų gavęs, aš išėjau iš galerijos. Jis tai jaunutis Leonardas Gutauskas. Leonardas, o ne jo. Šitie vaikeliai. Atkeliavo ir kaip keliaujantis dailininkas nutapyti mano mamos portretą. 67 metai. Ir mes zujame vaikai tenai ir o aš prilipau ir užuodžiu aliejinių dažų kvapą. Lako įskėdėjo. Ir pamačiau, kaip iš pojo teptuko gimsta grožis. Iš lėto ir sėkmingai. Ir amen. Po to aš ko tik nenorėjau būti kosmonautų ir narų. Viešpatį ir ne vien narų ir kareivių, po perkūnais. Bet kai pradėjau, tai pradėjau. O šiandien sustot negaliu. Tapau. Ir tapysiu. Ir taip norisi vis dėlto kažką sukurt gražaus. Išimtųjų gražaus. Kai aš vežuos nusipirkęs drobę, gavęs kokį tai avansavimą ar ką tai tokio, manęs klausia, o ką jūs čia nupaišysite, nutapysit, iš prusimo priklauso. Aš atsakau vieną, kai nutapysiu, pamatysiu. Jeigu pavyks, tikrai mielai parodysiu visiems. O atsistojęs prieš drobę, aš niekad nedarau piešinių, niekad nedarau eskizų, niekad aš nieko užmanymų neturiu. Aš atsistoju prieš drobę ir nežinau, kas. Vakare pamatau kažką. Ką? Kaip ir šitą. Pradėjau, net nežinau, kad tokia sulaukus tylos ims ir atsistos man už nugaros. O kūrybos procesas čia. Kaip nuo ko aš pradedu, turėdamas su solidžią patirtį, ne tik išsilavinimą akademinį. Čia, žinote, jau būtų labai ilga šneka. Kur lasūromis einu, kur dedu faktūrą, kad aišku yra kaip sviestas duonai. Taip yra, tik titano baltas, gink Dieve, net cinko. Titano baltas yra, kaip buvo, taip ir liko, geriausias dažas.
į jį maišius porą pigmentų, bent kruopelytę įmaišius, geriausiai atskleidžia galimybę dažo. Negalima jo nei padauginti, nei pamažinti. Dieve, tu mano lasūros, skipitarai, lakai. Be jų nieks neapseis joks tapytojas. O tapyti aš, pavyzdžiui, galiu tik tiek pasakyti. Tapyti teptuku. Žinot, aš ir kai baigiau, ko išmokau akademijai, tiek ir mokau. Arba pamiršau. Aš tapau mentelę, mastichinu, pirštais. Tai yra, sakyčiau, sustabdyta metafora. Jausmo nuotrupa kažkokia. Kažkas išjausta, kažkas nešta, kažkas dėliota. Ir staiga ant drobės. Bet kurio atveju, matot, tapyba turi nešti. O ypatingai iš visų menų vaizduojamųjų. Molbertinė tapyba yra labai savita meno rūšis. Ir jeigu dar aš nenumiręs badu, bet keliaudamas, tai dėka to, kad manęs dar ieško mano talento gerbėjai. Žiūrėkite. Venecija, rokoko ir baroko klestėjimo, klausykit. Aš jau neškiau per neresansinius visas ištakas Venecijos. Suprantat, tapyba molbertinė kabėjo nuo lubų iki žemės. Kiekvienam name. Daugiau mažiau pasiturinčio burgerio piliečio. Be tapybos nieks negali gyventi, kaip ir be knygų. Jokie kompiuteriai niekad nepakeis. O tie, kurie man nereikia arba neįdomu, pagalvoju, žmogelį, pats save apiplėši. Ir eik su ponu Dievu. Įkeliauju ten, kur dabar šitai moteriškiai, ir pakabinėme drobės, ir staiga, sakot, pas ją pradėjo kažkas gyventi pagaliau namuose. Mano tapyba. Atidarau duris ir mane pasitinka kažkas žmogiškas, šilta ir aišku. Tapyba. Molbertinė tapyba. Rytais vienokia, vakarais kitokia. Prie elektros apšvietimo trečiokia, bet žmogiška. Kaip ir knygos. Netrauks žmogus, netrauks niekad, be žmogiškų dalykų. Niekaip. Gal tik dėl to jis skiriasi beždžionės. Neįmanoma šitą numarinti. Žmogus norėjo kažko gražaus. Norėjo ir norės.
kai pradeda temti, bet dar nėra sutemę, bet jau nėra šviesu. Reikia tada švilti tapybos darbą. Va tada ir išlenda tai, kas yra vadinama gelonimu. Arba visa bomba tiesiog padėta tame darbe. Nes kiekvienas tapybos darbas turi centrą, turi viršų, turi apačią. Čia neišvengiamai. Čia man buvo 50, kai jį tapiau parodai. Tai o žinokit, iš kitos pusės o dabar stronciaus yra blykas čia, ant figūrėlės. Užšokla tiesiog. Dabar, prie tokio apšvietimo, žiūrėkit, mes žiūrim ir galima pagalvoti, kad gal tas stroncius ataiko. Jeigu dabar pasikeistų mūsų Antakalnio dangus, apie 3 valandą jums nublandų tas stroncijus, jis staiga prabiltų. Va šičia apatinis kampas, raudoni šitie, kurie dabar lyg ir nematomi. Nuo apšvietimo, tam ir tapyba, tam ir gyvybė. Gražu yra gražu. Tai yra tikra. Tai yra tikrai tikra. Aš žinau, kad kiekvienas privalo dirbti ir privalo dirbti savo darbą. Čia neišvengiamai. O Dievo malonė, kaip ir Dievo rykštė būna. O šitą visi žino, kas tai yra. Aš atsimenu, kaip mano tėvas sakydavo. Skaitau, kad man pasisekė. Tam tos malonės Dievo aš sulaukiu gimdamas. Nes tėvas sakė, jis sakydavo, ir mano broliui, ir man, vaikučiai atminkite vieną, kad kunigo, gydytojų ir dailininkų yra gimstama, o ne pasidaroma. Aš gimiau dailininku. Nėra lengva ir niekad nebuvo lengva ir niekad nebus. Bet tai iš kitos pusės mano darbas yra toks, kad niekad neturėjau jokio boso, jokio šefo. Aš pats. Ir šeimininkas, darbdavys, ir kas tik nori. Nesu, tarkim, tos, kad nustapiau, pasidėjau ir man labai gerai, kad valčiau.
aš tapau kitiem. Nes dailininkai, tapytojai ypatingai, tai yra kaip kunigai klebonai, tik neturintis parapijos paskirtos pabaigimo. Taip ir eina nuo dvaro iki dvaro, šunys lovinami. Gyventi ir dirbti yra didelė, o čia galbūt yra ir esant Dievo malonė. Gal tai ir esant Dievo malonė. Labai atsiprašau. Kaip aš jas pamiršau. Dievegi mano. Čia iš Nazareto. Čia Kanovičius atvežė. Viskas yra prižiūrima. Susišneku. Su jom kuo puikiausiai. Kaip aš nepalėjau. Pirma, ką aš padarau, tai užsirūkau pabūdęs. Antra, aš palėjau gėles, o tik po to pradedu galvoti apie kavą. Tik po to. Tapyba nekenčia alkoholio, neprisileidžia. O kai visi darbai yra nuveikti, aišku, ta vienatvė, jinai papjauna labai greitai. Beje, bet kurį papjautų normalų žmogų. Vienatvės gi nieks neperneša. Nebent vilkas, kuris neturi nei šeimininko, nėra nei prijaukinamas, nelaisvė net vilkiukų neveda. Sidabrinė tavoji tyla, tarsi menas graži ir tikra, prisiminsiu visada, kad buvau, kad einu, kad grįžtu. Taip keistai, taip lengvai, paprasčiausiai esu. Gražus. Egzistencinis. Čia mano. Paskutinį du. Sakau, aš nelaikau jokių poetų.
O būna taip, kad tu, pavyzdžiui, nutapai paveikslą ir tave įkvėpia pats paveikslas, taip ir parašyti. Neišvengiamai kaip ir pavadinimai mano darbų. Kaip rašė Mečkovskis recenzija apie mano parodą Lenkų galerijoje. Kad lengviau pasakyti, kur prasideda Budrio tapyba, negu kur baigėsi jo poezija. Nes pažiūrėkit, kokie Drobio pavadinimai. Keliauja ir keliauja niekino laivas. Juk tai ne medis iš mano sapno. Vasarvidžio nakties sapno. Tai buvo tokie pavadinimai.